kokį gyvenimą tu renkiesi gyventi, kokį gyvenimą tu renkiesi matyti. Pradėsiu nuo paprasto pavyzdžio. Važiuodama namo, sustoju prie geležinkelio pervažos. Važiuoja traukinys. Priešais mane dangus, debesis, nuostabiai gražūs medžiai su geltonais lapais. Ir čia pat gamykla, sulūžusios tvoros, pajodavę rūdys. Sėdžiu ir mąstau, ką aš pasirinksiu. Aš galiu stebėti debesis, galiu grožėtis nuostabiais rudens lapais ir išjausti nuostabią pakylėtą būseną, nes tai Dievo sukurtas grožis. Aš tai matau, aš galiu įsivaizduoti dangaus mėlynę, grožėtis, išjausti, iškvėpuoti visą tą grožį. Lygiai taip pat aš galiu rinktis stebėti gamyklą, sulūžusias tvoras, nusivilti žmonių apleistumu, galvoti apie tai, kaip bloga valdžia, gamykla, kaip yra teršiama viskas, ir savo mintis palikti čia ir tuo pačiu praleisdama tas 2-3 minutės stovėdama, išjausti labai daug negatyvumo ir nužeminti savo vibracijas. Įdomiausia tai, kad nuo tavo dabartinio pasirinkimo, ką tu renkiesi matyti, priklauso, kokia bus tavo ateitis. Jei tu pasirinkai debesis, pasirinkai grožį, pasirinkai tą nuostabų išgyvenimą, tą tyrą jausmą, ateityje dėliosis aplinkybės taip, kad tu vis daugiau tai matysi, kad tu būsi apsuptas tos aplinkos. Ir atvirkščiai, jeigu tu pasirinkai negatyvą, pasirinkai purviną gyvenimą, tu vis labiau pastebėsi tai, kas yra purvina, tai, kas negražu, vis daugiau aplūžusių tvorų, vis daugiau negražių namų, vis daugiau kitų žmonių blogų sprendimų. Žinote, kai pradedi lauktis kūdikio, atrodo, kad labai daug padaugėja aplinkui nėščių moterų. Arba atvirkščiai, tu nusprendei, sakykime, įsigyti šuniuką. Ir tu matai, kad būtent tos veislės šuniukų labai daug šalia tavęs. Kaip taip yra? Mes kalbam apie tai, kad, pradedi matyti. O iš tikrųjų, tai tu pats tuo vibruoji, tomis nuotaikomis, tomis vibracijomis ir šalia tavęs iš tiesų taip susidėlioja aplinkybės, kad iš tiesų tų žmonių, tų šuniukų atsiranda daugiau. Reikia suvokti tą dalyką, kad ne mes ateinam į gyvenimą, o gyvenimas ateina pas mus. Ir svarbu ne tai, kas yra aplink tave išorėje dabar, nes tai jau yra tavo sukurtas gyvenimas ir gyvenimo aplinkybės, bet kaip tu šiuo metu išjauti tą būvį, kuriame esi, kaip tu tai išgyveni, kokį pasirinkimą pasirenki ir gyvenimas ateis pats, aplinkybės ateis pats. Toks jausmas, tarsi tu stovi, o kino filmas įvažiuoja į tave. Tarsi ne tu į ekraną ateini, o ekranas su mažais ratukais privažiuoja, apgaubia tave, įsupa. Ir kaip iš tiesų atsakingai turime žiūrėti į savo pasirinkimus. Kiekvienoje gyvenimo aplinkybėje, kad ir kokia ji būtų sunki, kad ir kokia nepriimtina, kad ir kokia sunkiai ištveriama arba purvina mums atrodytų, visame tame yra grožio, visame tame yra tobulumo, visame tame rasi nors vieną detalę, kuri tave pradžiugins, kuri tave pamaitins. Tik ką tu renkiesi. Mums dažnai paprasčiau pasirinkti tai, prie ko esame įpratę. Paprasčiau pasirinkti bumbėjimą, kaltinimą, negatyvumą. Ir net stovint prie geležinkelio bėgių, paprasčiau yra žiūrėti aplūžusią tvorą, nes ji palei tavo akis, negu pakelti akis į dangų ir pamatyti tą nuostabų grožį, tą nuostabę platybę. Tai nėra tai, kad tu atstumi tai, kas yra aplinka, bet tu nukreipi savo mintis ir savo energiją ten, kur yra gera. Linkiu kiekvienam pačiu nuostabiausiu pasirinkimo.